Sveiki, su jumis gerasdumas.lt. Noriu pristatyti jums pradinį originalo Droid Basic rinkinuką. Rinkinį sudaro viena baterija, vienas skaitiklis skysčiui, ir USB įkroviklis. Kaip paruošti šį rinkinį rūkymui? Pirmiausia, kaitiklį reikia pripilti skysčių. Laikykite kaitiklį aukštyn kojom, nusukite kaitiklio apatinį žiedą, tuomet paverskite kaitiklio kūną tokių kampų šonų ir pilkite skystį per šoną. Kai pripilsite pilną, užsukite žieduką su kaitikliumi atgal ir prisukite prie baterijos. Baterija gali būti išjungta. Ją įjungti nuspauskite tiesiog 5 kartus greitai. Ir vieną kartą nuspauskite, patikrinkite, ar baterija įsijungia. Jeigu neįsijungia, bandykite dar kartą nuspausti. Jeigu vėl neįsijungia, tuomet reikia ją pakrauti. Jeigu viskas dega, spaudžiant mygtuką, reiškia, galima ją jau naudoti. Tai traukimo metu spaudžiant mygtuką laikot, kol traukiat. Kai traukiat, mygtuką atleiskite. Kaitiklio talpa yra beveik 3 ml. Jis yra geras tom, kad jis yra apatinio kaitinimo. Nereikia sukinėti aukštyn kojom kaip viršutinio kaitinimo kaitiklius. Skystis visą laiką guli ant kaitiklio ir visą laiką drėgnas. Tai daugiau šansų, kad šis kaitiklis jums tarnaus žymiai ilgiau negu viršutinio kaitinimo. Paskui, kai kaitiklis susinaudos, jums tiesiog reikia nusipirkti apatinio kaitinimo elementą. Jis atrodo taip, jo kaina yra 3 eurai ir jis tarnauja maždaug nuo 2 savaičių iki 1 mėnesio, gal netgi ir ilgiau. Kaip pajausti, kada jį laikas keisti? Tai dažniausiai išsireiškia blogas skonis skysčio, svilėsio skonis, mažai dūmo arba skysčio tekėjimas į burną. Tuomet jau reiškia laikas jį pakeisti. Taip pat prie šitos baterijos galima priderinti bet kokį kitą kaitiklį. Jeigu nenorėsite keisti į šitą kaitiklį kaitinimo elementą, tai tiesiog galite visą nusipirkti su kaitinimo elementu kažkokį kitą. Kai baterija įsikrauna, spaudžiant mygtuką, mygtukas mirksi. Įsukite bateriją į USB įkroviklį ir prijungkite prie kompiuteriaus. Jeigu nėra galimybės krauti per kompiuterį, galite pas mus dasipirkti atskirai sėdinį įkroviklį. Kai krausis baterija, ant USB įkroviklio degs raudona lemputė. Kai pasikraus, užsidegs žalia. Baterija kraunas maždaug 3-4 valandas. Taip pat galite palikti per naktį, nieko baisaus neatsitiks. Tai tiek apie šitą rinkinį. Ačiū žiūrėjimą.